Kultūrizmo akademija pristato kūno lavinimo modulį, 7 sesija. Temos: nuovargio traumos, smulkieji raumenys, tai rankos, pečiai, blauzdos ir riebalai. Taip pat konkurso nugalėtojai. Tai judam. Pirma tema – nuovargio traumos. Kas yra nuovargis ir trauma? Trauma tai yra išorinių veiksmų sukeltas organizmo pažeidimas. Tokia savoka. Arba yra truputėlį kitokia. Sudėtingos vidutinių ir išorinių veiksnių sąveikos rezultatas. Principe tas pats. Ir taip mes žinom, kad tai iš išorės kažkas tai paveikia ir dėl to atsirado. Tai pažiūrėsim algoritmą, kaip tas atsiranda ir kokia tai seka. Būna kažkoks įvykis. Dažniausiai tai mechaninė krova, kuri padaro tai, kad atsiranda biologinis atsakas, biomechaninis. Kaip mūsų kūnas sureaguoja į tai, kas į jį atėjo. Ir tada, jeigu pas mus toleravimo lygis mūsų kūno nebuvo tinkamas, atsiranda defektas arba trauma. Ir šitoj vietoj, kaip jūs matot, žaliai ir geltonai parodytos vietos, kur yra trauma ir kur yra prevencija. Vat kaip tik tarp mechaninės apkrovos ir mūsų biomechaninio atsako vat šitoj vietoj yra tas tarpas, kuris mums yra svarbus, kadangi kaip tik šitoj vietoj mes galim padaryti taip, kad traumas neatsirastų. Ir tai kokia čia zona? Čia zona yra taip parodyta šitoj skaidriai žalia. Kada krūvis yra optimalus, jisai nėra labai didelis, arba jeigu jisai didesnis, tai jisai trumpesnis, bet sumarinis poveikis yra toksai žalias. Jeigu mes pakliūnam į tą adaptacijų zoną, kuri yra parodyta tokia geltonesnė, tai čia jau 50-50. Mes kai kada galim būti visai šalia rizikos zonos, arba traumų, kaip parodyta raudonai, arba mes tiesiog gaudam tam tikrą adaptaciją. Apie adaptacijas jau buvo viena iš pamokėlių prieš tai. Ir taip, kada mes pakliūnam į tą vietą, kai atsiranda traumos. Dažniausiai pirmi simptomai tai yra skausmas, jisai atsiranda. Bet kadangi mes žmonės visi tokie norim pasiekti tikslo, tai atitinkamai mes tą skausmą kenčiam. Ir ateina tas bangom. Mes kenčiam, galvojam, dar truputėlį pasistengsim, mūsų kūnas sugebės atsistatyti, dar mes ten kažką suvalgysim, kažkas padės ir taip vyksta tas procesas palaipsniui. Bet baigėsi mūsų adaptacijos resursas, galimybė ir tada įvyksta, kaip matot čia, vyksta tas lūžimas dažniausiai arba plyšimas, kur atsiranda trauma arba tos deformacijos, dėl kurių mes jau turim nutraukti savo tam tikrą veiklą. Ir kokios būna dažniausiai traumos, yra tam tikros zonos, kur tai dažniausiai būna. Tai kaip jūs matot šituose paveiksliukuose, tai principe tuos vietos, kurios lenkiamos arba sulenkiamos ir kurios turi perduoti tam tikrą krūvį, kurį perėmė mūsų kūnas ir perduoda iš vienos pusės į kitą. Na, jūs pažiūrėkit, arba alkūnės, arba keliai, arba stuburas, visur, kur yra sulenkimas, tuo metu suspaudimas ir ta silpnoji vieta kaip tik ir neatlaiko. Neatlaiko dėl to, kad mes viršijam galimybės. Kiek traumos gyja ir koks čia yra scenarijus? Čia parodytas scenarijus vienos vietos, kur yra, sakysim, tam tikras kaulas. Čia teorinis modelis. Bet, principe, pagal laiką tai yra taip. Tai yra 1 savaitė, 2-3, keli mėnesiai arba iki metų. Tai kaip mes matom, jeigu įvyko ypatingai pirmoji stadijoje, kai didelis lūžis, tai yra kraujo įsiliejimas, hematoma ir taip toliau. Ir šita fazė yra pakankamai greita, keletą savaičių ir hematoma dingsta. Bet pačio kaulo atsistatymas, kaip mes matom čia, tai jau yra kelių mėnesių. O kad gautų
ir atsistatytų pilnai funkciją, tai čia gali būti ir iki metų. Laikas priklauso nuo tam tikrų išorinių poveikių, turiu menį nuo tam tikrų procedūrų, kurios gali iš išorės paskatinti atsistatymą, atsiradimą naujų biologinių ryšių, mūsų kaulas jisai pasidaro šitoj vietoj visai kitoks. Plius tam tikrą mitybą, kad mūsų kūnas ir iš vidaus turėtų tam tikrus resursus, kad galėtų atsistatyti. Jeigu šitos du procesus sujungti vieną, išeina sinergija ir tada laikas minimizuojamas. Jeigu mes kalbėsim apie sausgyslės, čia yra truputėlį kita situacija, jinai šiek tiek sudėtingesnė. Sudėtingesnė kodėl? Todėl, kad sausgyslės tai yra pluoštai. Jo pluoštai turi mikroplyšiukus arba visai plyštą. Jeigu visai plyštą, tai reikia jau siūt, čia jau pats nesugys. Bet pats procesas mikroplyšių ir įplyšimo, sugijimo, atsistatymo, remoduliacijos, kaip jūs matot, vyksta taip. Tai yra nuo kelių dienų, kai pirminė fazė kolagenas pradeda naujai kurtis, remoduliacija vyksta, iki kelių mėnesių, kada jau kolagenas susiformuoja toks, kaip turėtų būti tos struktūros, ir tada jisai jau gali atlaikyti tam tikrą krūvį, kurį mes duodam raumenims, kurie atlaiko tą, ką mes paėmėm į rankas arba save užkrovėm dar kažkokiu kitų būdų. Jeigu mes pakalbėsim apie sąnarius, čia situacija truputėlį sudėtingesnė ir įdomesnė. Kodėl? Todėl, kad su amžium ir nuo tos situacijos, kaip jie eksploatuojami, turiu omeny eksploataciją, tai sąnariai turi tokį tarpusavį tokį skystį sinoidalinį, kuris sutepa. Ir šitas skystis, jisai įsiskiria, jo padidėja, kai sąnarys gauna krūvį. Ir tada ten darosi šilčiau, įsiskiria daugiau skysčio ir tai yra sutepimas. Ir čia visas žaidimas eina šitoj vietoj, kad tas sąlygos tam sutepimui būtų tinkamos, tai turėtų būti pakankamai šilta. Dėl to daroma parmankšta ir sušilimas. Jeigu šalta patalpa, geriau turėti tinkamą aprangą, kad ten būtų šiltos vietos. Tai čia iš vienos pusės, kad nebūtų susidūlinimo sausai. Čia viena dalis. Kita dalis gali atsirasti dėl tam tikrų dažniausiai susijusių pasikeitimų su amžium, kai ten atsiranda tam tikros druskos. Ir tada tos druskos, įsivaizduokit, druskos tarp tų paviršių, kurie turi būti slidus, ten atsiranda, ir tada nusizulina. Arba sąnariai nespėja atsistatyti. Tai yra ne tiek išsiskiria tos skysčio, kuris turi sutepinėti, ir tada atitinkamai mes nudražiam tą paviršių ir gaunam tokį blogą rezultatą, kurio pabaigoje gali būti, kad net reikia sąnarius keisti. Tai čia tokia prevencija ir toks pats algoritmas. Jeigu mes kalbėsim bendrai apie prevenciją, tai žingsniai yra tokie. Pirmas svarbiausias punktas, tai turi būti apšilimas ir tam tikri tempimai. Tai yra, mes turim paruošti tą vietą, kad jinai gerai dirbtų. Antras, tai turi būti teisinga judesių technika. Tai yra, tuos judesius, kuriuos mes atliekam, turi būti, jie atitikti tam tikram optimaliam moduliui, judesiui, kuris nesukelia trauminio efekto iš anksto. Sekantis punktas tai laipsniškas intensyvumas ir krūvio didinimas. Čia jau susiję su treniravimo metodika ir čia be trenerio pagalbos arba profesionalo niekur nepabėgsi. Sekantis punktas, kuris irgi labai svarbus, tai yra įranga. Ant kiek jinai patogiai tinka, ar nėra taip, kad įranga iš anksto jau provokuoja traumą. Sekantis punktas tai kondicijos palaikymas ir reguliarumas. Kodėl šitas punktas yra svarbus? Todėl, kad mūsų kūnas sukurtas taip, kad jisai nori visada būti optimalus ir nenaudoti daugiau energijos ir žaliavų negu reikia. Tai jeigu jūs tam tikrą laiką
nesitreniruosit ir sąnariai ir mūsų kūnas, visa raumenų sąnarių sistema negaus įtampos, tai jinai atitinkamai degraduos. Ir jeigu po to jūs pradėsit didinti krūvį arba grįšit prie to, kas buvo, tai yra labai didelė tikimybė gauti traumą. Hidratacija ir mytyba. Čia yra pagrindas, kad mes esam tai, iš ko mes susidarom, ką suvalgiam ir išgėrim. Tai jeigu nevalgysim ir negersim, negausim mūsų kūnas tinkamų nutrientų, apie tai būna trečioji daly šitų pamokėlių, šito bloko. Atitinkamai jau yra tikimybė, kad bus traumos. Poilsis ir atsistatymas, be abejo, kaip ir visur, poilsio fazė reikalinga, kadangi kaip tik tada ir susigeneruoja ir atsiranda naujos struktūros, tai yra jos darosi tvirtesnės. Ir paskutinis klausimas, kaip jaučiasi jūsų kūnas? Kaip jūs įvertinat, koks yra tas skausmo barjeras, kad jūs nenueinat taip toli su skausmu, kaip jau buvo rodoma vienoje iš iliustracijų prieš tai. Ir taip, žinokit visą tai ir traumų jūs neturėsit. Kūno lavinimo modulis 7 sesija. Šiandien pakalbėsime apie smulkius raumenis, rankas, pečius ir blauzdas. Aplamai smulkių raumenų treniravimas yra labai svarbus mūsų kasdieniniam gyvenimui, fiziniam pasiruošimui ir bendrai kūno sveikatai. Kokia yra smulkių raumenų svarba? Pirmiausia, tai funkcionalumas, kuris pagerina mūsų kasdieninių užduočių atlikimą, didina rankų ir kojų stabilumą bei koordinaciją. Antras, tai yra jėgos balansas, kuris papildo stambių raumenų grupių darbą, užtikrina mums tolygų jėgos pasiskirstimą. Trečias, tai būtų traumų prevencija. Stiprina sąnarius ir raiščius, mažina traumų riziką sportuojant ir kasdieniniam gyvenimui. Estetika, tai labai turbūt daugeliui svarbus dalykas, tai suteikia mūsų raumenukams užbaigtumą, skulptūrišką išvaizdą, harmoniją, proporcijų kūne. Ir aišku, labai svarbu yra sportiniams pasiekimams, tai gerina tikslingumą, kontrolę sporto šakose, ypatingai tokiose kaip golfas, tenisas, ir iš tikro didina ištvermę ir jėgos, tokią jėgą ilgalaikėse veiklose. Ir aišku, pats svarbiausias dalykas tai metabolizmo skatinimas, kuris prisideda taip pat prie raumenų masės didinimo ir padeda efektyviau deginti kalorijas. Dabar trumpai prisiliesime prie smulkiųjų raumenų anatomijos ir pradedame nuo rankų. Kadangi rankas sudaro keletas raumenų, pradėsime nuo bicepso, kuris yra priekinėje mūsų rankos dalyje ir prasideda nuo peties iki alkūnės ir yra atsakingas už alkūnės lenkimą ir rankos sukimą. Kadangi raumuo nėra didelis, tai pakanka treniruojantis 2 pratimų. Tricepso raumuo, kuris yra mūsų galinėje dalyje nuo peties iki alkūnės, atsakingas už alkūnės tiesimą. Šis raumuo yra didesnis negu bicepso, jį sudaro tokios 3 galvos, tai treniruojantis tikrai treniruotės metu reikėtų 3 pratimų. Dilbio raumenis prasideda nuo alkūnės iki riešo ir yra atsakingi už riešo ir pirštų judesius, taip pat už rankos stiprumą ir stabilumą. Ir šie raumenys dažniausiai būna įdarbinami, kada mes treniruojame kitas raumenų grupės. Todėl, jeigu tikrai norite užtreniruoti dilbį, gali net pakakti ir 1 papildomo pratimo. Riešo raumenis įtakoja riešo ir pirštų judesius. Taigi mūsų sveikos rankos tai ne tik jėga, bet ir galimybė kurti, mylėti ir pasiekti savo tikslus. Tad rūpinkimės jomis, kad galėtume gyventi pilnavertį gyvenimą. Toliau, mūsų pečiai. Mūsų pečiai susidaro iš 3 dalių. Tai yra priekinė delta, vidurinė delta ir galinė delta. Aplamai pečiai stabilizuoja patį peties sąnarį ir leidžia atlikti tokius plačios amplitudės judesius kaip
mesti ar kelti. Aplamai pečiams yra labai svarbu lavinti visas šios raumenų grupės dalis, nes jei viena bus silpnesnė, jūsų kūnas gali atrodyti neproporcingas. Todėl vidurinė ir galinė deltos iš tikro reikalauja daugiausiai darbo, nes priekinė delta, kuri yra mūsų prieky, ji dažniausiai būna įdarbinama darant ir kitus pratimus, tarkim, kaip pavyzdžiui, krūtinės spaudimas ar rankų kėlimas. Todėl treniruodami pečius, jeigu yra tik pečių diena skirta, reikėtų mažiausiai skirti 5 pratimus. Kaip imkime pavyzdį, vieną pratimą priekiniai deltai, 2 galiniai deltai ir 2 viduriniai deltai. Sveiki pečiai – tai tvirtumo ir lankstumo simbolis. Rūpinkime savo pečių sveikata, kad galėtume nešti gyvenimo iššūkius su lengvumu ir pasitikėjimu. O dabar apie blauzdos raumenis, ir juos sudaro 3 grupės, tai yra priekinė, išorinė ir užpakalinė. Priekiniai blauzdos raumenis tiesia pėdą ir pirštus kelia į viršų. Užpakaliniai raumenys lenkia pėdą ir pirštus traukia žemyn. Dvilypis plėkšninis raumuo ir padinis apačioje baigiasi su achilo sausgysle ir išoriniai raumenys kelia šoninį pėdos kraštą. Taigi, kas liečia pačias pėdas, man aplamai ši tema yra labai artima ir aš esu nemažai edukavusi ir sveikatinimo projektuose, kas liečia apie pėdas. Tai žmonės dažnai jų neišjudina, netreniruoja, tad reikėtų daugiau skirti dėmesio būtent treniravimui blauzdos, kadangi blauzda aplamai yra specifinis raumuo, vienintelis raumuo tikriausiai, kuriam reikia dažniausiai padaryti kuo daugiau pakartojimų, kada darome pratimus, ar ne, tai galima sakyti, kur darytume po 12, čia reikėtų daryti netgi po 20, taip jisai yra daug geriau ištreniruojamas. Ir sveikos blauzdos tai jėgos ir judėjimo pagrindas, rūpinkime savo blauzdų sveikata, kad galėtume žengti drąsiai ir energingai kiekviename žingsnyje. Ir kokios gi treniruotės be tempimo pratimų ir poilsio svarbos. Tempimo pratimus tikrai yra būtina atlikti, kad būtų elastingos jūsų sausgyslės. Ir pagrindinė taisyklė, kad tempimo pratimai yra atliekami tik gerai apšildžius raumenis. Jeigu pradžioje pradedama daryti tampytis, kai neapšyla, žmogus galima labai sau padaryti meškos paslaugą ir save sužeisti. Labai svarbu yra poilsio dienos tarp treniruočių. Tai galima sportuoti, sakykime, jeigu vieną dieną sportuoju, vieną dieną poilsis. Jeigu mes auginame masę, tai yra labai geras būdas. Arba 2 dienas sportuoju, 1 diena poilsis. Arba 3 dienas sportuoju ir 1 diena poilsis. Tai priklauso nuo jūsų tikslų. Ir visada atminkite tai, kad kuo geriau mes pailsime, tuo geresnės treniruotės ir rezultatai. Tai yra labai svarbu miegas, geras maistas, geros emocijos, geros treniruotės, aišku. Trečia tema – riebalai. Kaip mes visi puikiai žinom, šitą schemą jūs jau turbūt mintinai atsimenat, riebalai sudaro mūsų kūne maždaug 15–20%. Jeigu mes žiūrėsim į kultūristus, tai tam tikram etape prieš varžybas riebalų kiekis ten mažinamas. Jisai sumažinamas iki tam tikro biologinio minimumo. Bet tai yra labai trumpas periodas, kada būna tik tai varžybos, tai mes į tai nekreipiam dėmesio, kadangi mes kalbam dabar ne apie elitą, o apie sportininkus, sportuojančius ir nori žinot tam tikrus pagrindus. Tai kokia riebalų funkcija? Kodėl tai yra svarbu? Dėl kad funkcijų daug ir jos visos ypatingos. Ir dėl to riebalai būtinai turi būti mūsų mitybos racione. Ir taip, pirma, tai yra struktūrinė plastinė. Ją atlieka struktūriniai lipidai. Antra, transportinė, su jų pagalba į mūsų kūną pakliūna visi riebaluose tirpus vitaminai ir tam tikros aktyvios medžiagos.
Sekanti funkcija irgi labai svarbi, tai yra apsauginė. Kodėl jinai labai svarbi? Tol, kad mūsų širdis ir inkstai, tai yra du super svarbus organai, jie yra tam tikruose riebaliniuose maišiukuose. Šitie riebalai, kurie yra aplinkui širdį ir aplinkui inkstus, dingsta patys paskutiniai. Kai būna labai didelis riebalų mažinimas, žmogus praranda riebalus ir ypatingai tas blogai pasirodo, klinikinis atvejis, jeigu dingsta inkstų apsaugos maišiukas. Inkstai gali nusileisti ir dėl to pasikeisti latakų padėtis ir gali atsirasti tam tikros problemos. Taip pat pats paskutinis tai yra su širdim, kada ten trūksta riebalų. Tai čia yra į minusą. Kada eina į pliusą labai daug, irgi yra blogai, kadangi organai, ypatingai visceralinis nutukimas, neleidžia organams judėti taip, kaip turi būti. Tai yra, kai dideli pilvai. Paskutinė funkcija, kurią aš šiandien norėčiau irgi atkreipdėmėsi, tai yra energijos. Riebalai tai yra idealus akumuliatorius, kurį sukūrė mūsų gamta. Kai pas mus yra perteklis energijos, mes kaupiam riebalus tam, kad jeigu ateina juoda diena deficitas, mes iš ten galim paimti. Kadangi žmonija visais laikais turėjo energijos deficitą, tai tie žmonės, kurie turėjo greitą mechanizmą energijos perteklius į riebalus, jie išgyveno. Dėl to visi šiauriečiai linkę šiek tiek būti nutukę, kai turi tiek, kiek reikia mitybos. Tai viena iš tų tokių mūsų genetinių ypatumų. Koks yra poreikis riebaluose? Jeigu mes pažiūrėsim į sveiką žmogų, mes turime minį optimalų, tai racione jie turėtų sudaryti maždaug 25-30% nuo energetinės vertės, iš kurių turėtų būti maždaug 30% augalinės kilmės, kiti turi būti gyvulinės kilmės. Ir taip pat yra tam tikri procentai tarp sočiųjų, mononesočiųjų, polinesočiųjų. Kaip jūs matot čia, 30, 60, 10. Tai yra optimalu, bet yra tam tikri gyvenimo jonai, kur šitie dėsniai, jie truputėlį kitokie. Tai yra arba į šiaurę, arba į kalnus, arba į pietus. Ten šitos proporcijos yra šiek tiek kitokios. Kaip riebalai pakliūna ir kaip jie tenai transformuojasi. Tai principė tai, ką viską mes suvalgom, pakliūna į skrandį, po to į žarnyną ir šitoj vietoj atsiranda toks tirpiklis, taip galima būtų pavadinti, unikalus, kurį išskiria mūsų kepenys, tai iš tulžies ateina fermentai, kurie ir kaip tik išskaldo kaip lego mūsų tos riebalus. Tie fermentai visi kaupiasi arba kepenyse, arba tulžy ir iš ten, taip sakant, išteka tada, kai mes pradedam valgyti riebų maistą. Mūsų receptoriai nustato, kad yra taip ir tada jau prasideda visos reakcijos ir taip toliau. Ir po to jau riebalai per žarnyną pakliūna pas mus į kūną, bet jie pakliūna jau išskaldyti. Detalių, kaip kas veikia ir kaip mes dabar čia nagrinėsim, kadangi tai ne šita tema, bet mes turim žinot, kad be tulžies tam tikro gero darbo mes neturėsim riebalų skaldymą. Tai tulžys turi dirbti ir mes ją turim turėti. Optimalu, kad būtų tai kuo ilgiau. Ir taip, jeigu mes paimsim visus riebalus, padalinsim į tam tikras grupės, mes matom, kad yra riebalai, kurie turi įvairias kilmes, tokios dvi didelės grupės. Iš jų norėčiau išskirti 3 ypatingos, apie kurias dažniausiai mes kalbam ir girdim, tai omega 3, omega 6 ir omega 9. Dažniausiai dabar visur visi kalba apie omega 3, šiek tiek mažiau apie omega 6, apie omega 9 visai visi užmiršo, kadangi mes jų gaunam dažniausiai pakankamai ir tai neturi ypatingos reikšmės, kadangi nėra deficito. Tai kodėl omega 3? Omega 3 mums reikalingas būtinai ir mūsų kūnai nemoka jų generuoti, sintezuoti. Va čia yra skirtumas nuo indų, pas kuriuos yra tam tikras genas, kuris leidžia jiems generuoti tam tikrą kiekį omega 3 iš žolių, ko mes nemokam. Mes turim gauti su maistu.
omega-3 būtini tam tikruose biologinėse procesuose, tai dedamoji dalis mūsų ląstelių kievalo ir ypatingai jie svarbus jų dalis, viena iš komponentų mūsų smegenim. Ir jie veikia dar kaip prieš uždegiminiai. Tai va čia toks komplektas, kuris labai aktualus visiems mums ir ypatingai jeigu mes turim didelį ne tik tai fizinį, bet ir psichoemocinį krūvį, kuris susijęs su mūsų darbu. Tai omega-3 kiekis turi būti optimalus mūsų gyvenimui ir tam regionui, kur mes gyvenam. Ir jį mes turim būtinai gauti su maistu, jeigu su maistu negaunam, turi būti papildai. Su omega-6 tokių problemų nėra, dažniausiai juo kiekį mes gaunam aliejų, kurį mes naudojam su maistu. Omega-9 mes gaunam pakankamai iš įvairių produktų ir čia deficito nėra. Jeigu mes pažiūrėsim į aliejus, kurį mes naudojam kepimui, jisai skiriasi pagal tai, kaip jisai reaguoja į temperatūrą. Ir kaip jūs matot čia, tai priklauso nuo temperatūros, kada atsiranda dūmas. Ir šitoj vietoj mes matom, yra tam tikra lentelė, kur parodyta, kokie aliejai turi tą aukščiausią temperatūrą, kada atsiranda dūmas ir kuriuos geriausia naudot maisto ruošybai. Jeigu mes taip paimsim ūkiškai, tai principe alyvuogių aliejus, jeigu mes pažiūrėsim ir pagal sąstatą, kuris tinka mūsų vartojimui, grįžtant prie omega-3, jeigu mes perkam papildus, kadangi matom, kad su maistu negaunam tiek, kiek reikia to kiekio, dvi komponentos, kurios yra labai svarbios, tai EPA ir DHA. Gyvulinės kilmės, tai yra iš žuvų, tai žuvų taukai, vienas iš tų produktų, iš kurių principė gaunamas omega-3, tai va ten jų yra pakankamai, tai yra šitos dvi komponentos, jeigu bus žuvų taukai, ten praktiškai tas bus. Jeigu mes vartosim maiste riebą žuvį iš šaltų vandenų, atitinkamai tam tikrą kiekį omega-3 gausim. Taip pat yra alfa-linoleno rūgštis, tai yra rūgštis, iš kurios mūsų kūnas gali pagaminti omega-3. Tai kaip aš ir kalbėjau prieš tai, tam tikros tautos turi tokią adaptaciją, jie turi geną, kuris leidžia tą sintezę daryti ženkliai efektyvesnė. Tai pavyzdžiui, pas indus tai yra nustatyta, kad taip yra ir dėl to jie žuvies beveik nevalgo, o jeigu mes pažiūrėsim geografiją, ten iki šiaurės yra toli, tai atitinkamai jų kūnas tam, kad išgyvent, išmoko gaminti daugiau omega-3 tokiu būdu. Pas mus, pas europiečius, mes galim tą deficitą padengti, tai maždaug 5-7%. Tai atitinkamai reikia suprasti, kad su linų sėmenim ir kitais tokiais produktais, kurie turi daug šitos medžiagos, mes neišsiversim iš deficito būsenos. Ir taip, kas yra svarbu, turi būti arba pakankamas kiekis žuvies, kurį turi savyje žuvies taukus, tai yra riebi žuvis, arba mes turim vartoti tam tikrus maisto papildus. Ir taip, kokios yra rekomendacijos ypatingai dėl omega-3, kadangi turi daug ypatumų, vienas iš jų, kad omega-3 yra tokia medžiaga, kuri daro tam tikrą prevenciją ir tų pačių traumų. Ne tik tai, kad daro mus sveikesniais. Tai vyrams, tiems, kurie treniruojasi, turi didelį psichoemocinį krūvį, tai iki 4 gramų, moteriams iki 3. Tai tiek apie riebalus. Ir dabar apie konkursą. Konkursas buvo paskelbtas praeitai laidoje ir laimėtojas, kuris gaus žurnalą, jo nikas yra Turbus69. Kreipkitės arba telefonu, arba Facebooko paskyroje ir atitinkamai gaukit paskutinę žurnalo numerį. Taip, šiandien tiek.